Drive – ką daryti, vairuoti, važiuoti. Pavyzdžiui, to drive a car – vairuoti automobilį, to drive a bus – vairuoti autobusą. Taip pat drive reiškia nuvežti, parvežti automobiliu. Could she drive me home? Gal galėtų parvežti mane namo? Dar viena veiksmažodžio drive reikšmė – varyti, vyti. Pavyzdžiui, to drive sheep into a field – varyti avis į lauką arba pievą. Žodis drive gali būti vartojamas ir kaip daiktavardis su reikšmėmis važiavimas, pasivažinėjimas, kelias automobiliu. Pavyzdžiui, it is a short drive to the lake – iki ežero trumpas kelias automobiliu. Kalbėdami apie vairavimo procesą, taip pat galime vartoti daiktavardį driving, kurį sudarome pridėję prie kamieno be paskutinės balsės priesagą ing. A driving lesson – vairavimo pamoka, safe driving – saugus vairavimas. O norėdami pavadinti transporto priemonės vairuotoją, sudarysime žodį driver, pridėję prie pilno kamieno priesagą r. A taxi driver – taksi vairuotojas, a careful driver – atsargus vairuotojas. Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. The driver loves to drive through the mountains, where the driving feels like a dream drive. Like and follow for more.